Prieš keletą metų Lietuvoje išsikviesti taksi nebuvo taip paprasta. Tu skambini, lauki, klausai rusiškos popmuzikos fone, kol dispečerė burpteli. Laukite, ieškome. Tu nežinai, kiek kainuos, tu nežinai, ar vairuotojas nevažiuos ratu, kad prasuktų skaitliuką ir dažnai patirtis būna švelniai tariant prasta. Bet tada atsirado viena programėlė, kuri viską apvertė aukštyn kojom. Tai nebuvo tik patogesnis būdas važiuoti, tai buvo momentas, kai visa dešimtmečių statyta uždara sistema tiesiog pradėjo griūti. Šiandien mes kalbame apie tai, kaip vienas estų startuolis privertė Lietuvą pasikeisti negrįžtamai. Kad suprastum, kas įvyko, reikia grįžti atgal. Taksi Lietuvoje buvo uždara kasta. Tu negali tiesiog tapti vairuotoju, tau reikėjo licenzijų, specialių plafonų, o dažnai ir neoficialaus palaiminimo iš vietinių grupuočių, kurios kontroliavo geriausias vietas prie oro uostų ar naktinių klubų. Kainos. Tai buvo mistika. Įlipai į taksi prie stoties, pasiruošk sumokėti trigubai, nes toks tarifas. Kokybė visiškai nestabili. Galėjai gauti naują automobilį, bet dažniau sėsdavai į prirūkytą 20 metų senumo Audi, kurios saugos diržai neveikė nuo 2004. Ir svarbiausia, klientas neturėjo jokios kontrolės. Tu buvai malonės prašytojas. Jei vairuotojas nusprendė tavęs nevežti, tu lieki stovėti lietuje. Ir tada atsiranda technologija, kuri viską pakeičia. Bolt prasidėjo ne Lietuvoje. Viskas prasidėjo Estijoje. O įdomiausia dalis – tai sukūrė 19-metis vaikinas Markus Vilik. Įsivaizduokite, be milijonų kišenėje, be didelės komandos, jis tiesiog vaikščiojo po Talino gatves ir įtikinėjo taksistus prisijungti prie jo platformos. Pradinis pavadinimas buvo Taxify. Idėja buvo paprasta. O kas jeigu taksi galima išsikviesti vienu paspaudimu? Tačiau Markus suprato tai, ko nesuprato senieji taksi magnatai. Jis suprato, kad didžiausia vertybė yra ne automobilis, o duomenys ir pasitikėjimas. Iš pradžių tai buvo platforma, sujungianti vairuotojus su keleiviais, bet realiai tai buvo Trojos arklys, įvežtas į sustingusią rinką. Kai Bolt, tada dar Taxify, atėjo į Lietuvą, daug kas į tai žiūrėjo skeptiškai. Vietiniai taksi parkai juokėsi, kas čia per žaidimas, kas norės sėsti į svetimą mašiną be plafono, bet žmonės pradėjo bandyti. Ir staiga viskas pasidarė kitaip. Pirmą kartą istorijoje tu matai kainą prieš įlipdamas. Pirmą kartą tu matai, kur tiksliai yra tavo automobilis, nereikia skambinti ir klausti, kur dingot. Tu galėjai vertinti vairuotojo žvaigždutėmis, o tai reiškia, kad grubus elgesys tapo nuostolingu. Ir pirmą kartą kontrolė perėjo klientui. Tai nebebuvo paslauga, kurią tau suteikia, tai tapo paslauga, kurią tu valdai. Bet yra viena geležinė taisyklė versle. Kai tu kažką stipriai pagerini, kažkas kitas pralaimi. Tradiciniai taksistai nebuvo patenkinti. Jie jautė, kad iš po kojų slysta žemė. Buvo bandoma platformą stabdyti teisiniais būdais, buvo ieškoma menkiausių dalykų, prie ko prikibti. Senuosiuose taksi dispečerinių kanaluose vyrė neapykanta. Jie sakė, kad nauja sistema griauna rinką. Ir žinote ką? Jie buvo visiškai teisūs. Jie griovė, tik jie nesuprato, kad griaunama buvo ne rinka, o jų pasenusi monopolija. Bet žmonėms tai nerūpėjo, nes Bolt padarė kažką daugiau, jie sukūrė naują profesiją – pavėžėjas. Staiga bet kas turi tvarkingą automobilį ir laisvo laiko, galėjo pradėti užsidirbti. Studentas po paskaitų įjungė programėlę. Tėtis, kuriam reikia papildomų pinigų atostogoms, įjungė programėlę. Tai visiškai pakeitė darbo rinkos dinamiką Lietuvoje. Tai buvo gig economy, platforminės ekonomikos pradžia mūsų šalyje. Kainos tapo mažesnės, nes konkurencija tapo milžiniška. Paslaugos greitesnės, nes mieste vienu metu budėjo šimtai laisvų vairuotojų. Atsirado konkurencija ne tik tarp vairuotojų, bet tarp visos sistemos. Senieji taksi parkai buvo priversti kurti savo programėlės arba mirti. Ir dauguma mirė. Bolt nelaimėjo, kad tai buvo taksi, jie laimėjo, nes suprato vieną dalyką. Žmonės nori patogumo, o patogumas neturi ribų. Kai jie užvaldė gatves, jie suprato, mes turime tinklą, mes turime tūkstančius vairuotojų ir milijonus vartotojų duomenų. Kodėl mums nepadarius ko nors kito? Atsirado Bolt Food, atsirado paspirtukai, atsirado automobilių dalymasis, Bolt Drive. Tai tapo super app. Viena programėlė viskam. Miestas tapo žalesnis, bet kartu ir chaotiškesnis.
paspirtukai ant šaligatvių tapo naujų diskusijų objektu. Tačiau tai tik įrodė vieną – Bolt tapo neatsiejama miesto audinio dalimi. Jie pakeitė viską. Jie pakeitė tai, kaip mes judame, kaip mes valgome ir kaip mes suvokiame atstumą mieste. Ir tai ne tik Lietuva, tai vyksta visame pasaulyje. Mes gyvename platformų amžiuje. Senos biurokratinės sistemos, kurios laikosi ant leidimų ir uždarytų durų, keičiasi į algoritmus. Programėlės šiandien valdo daugiau turtų nei didžiausios gamyklos. Bolt sėkmės istorija Lietuvoje yra pavyzdys, kaip maža šalis gali tapti vieta technologijoms, kurios vėliau užkariauja Europą ir Afriką. Tačiau už viso to patogumo slepiasi ir klausimai, kas bus su darbuotojų socialinėmis garantijomis, kas nutiks, kai algoritmas nuspręs pakelti kainą 5 kartus per lietų. Mes atidavėme kontrolę algoritmui, mainais į tai, kad mums nebereikia kalbėti su pikta dispečerė. Ir dabar klausimas ne apie Bolt. Klausimas yra, kokia industrija bus kita. Kas šiandien atrodo stabilu, neliečiama ir normalu, bet rytoj gali visiškai išnykti, nes kažkas sugalvos, kaip tai padaryti vienu mygtuko paspaudimu. Sveikatos apsauga, švietimas, nekilnojamas turtas. Istorija rodo vieną dalyką. Pokyčiai neateina po truputį. Jie nesibeldžia į duris. Jie ateina staiga. Ir tie, kurie juokėsi iš Markus Filik 2013 metais, šiandien patys užsisako Bolt, kad grįžtų namo. O ką šiandien ignoruoji tu? Parašyk komentaruose, ar dar pameni tos laikus, kai tekdavo kviesti taksi telefonu, kokia buvo jūsų blogiausia patirtis. Pasidalink, nes tai jau tapo istorija. Spausk like, jeigu patiko šis video, prenumeruok kanalą, jeigu nori daugiau tokių video. Iki kito karto.